Mano rungtynių dienos rutina su 2 mažyliais Japonijoje. Šiandien noriu parodyti truputį užkulisių veiksmo. Mūsų rytas prasideda taip anksti, kaip sugalvojo mano vaikai. Na, tėtis tuo metu miega ir ilsisi, ruošiasi rungtynėms. Na, tuo metu mes papusryčiaujame. Jei išeina lengvas mano workoutas, tai būna puiku. Na, tada vaisių kokteilį visiems, užkandžiai vaikams rungtynėms ir aišku pačios make-upas ir rūbai. Kai Brokas pagaliau pabunda, jis iškart valgo savo rungtynių pietus dėl rungtynių laiko. Išvykstant iš namų mažas chaosėlis, aš pasiemu savo rungtynių batus rankose, o iš namų išeinu su kroksais, nes mom life. Po visų atsisveikinimų su tėčiu mes jį paliekam arenoje ir dažniausiai lekiame parką, kol dar geras oras ir galima mėgautis Šygos gamta. Kava rankoje ir mes į rungtynes atvykstame laiku, nes mano svarbiausia taisyklė yra nevėluoti į krepšinį. Vaikai žaidžia, rungtynės vyksta. Na, šį savaitgalį turėjome Beną ir Paulių iš Lietuvos, kurie